Bet yra kitų tikrai tokių gėdingų, sakyčiau, apraiškų, kaip pardavinėjamos kaukės, kurios be to, kad nieko nesprendžia, jos ir šiaip nerekomenduojama jas naudoti, nes jos neapsaugo, aš galiu dar sykį tą pakartoti, bet maža to, kad neapsaugo, jos dabar parduodama kelis kartus už didesnę kainą, tai tikrai pasiaiškinsim su teisininkais, ar to negalima vertinti kaip kažkokią piktnaudžiavimo situaciją, nes realiai pagrindo tokiai kainai nėra jokio. Ir plus, kad tai yra nereikalinga net ir prekė tokiai situacijai. Pirkit muilą, plaukit rankas ir viskas bus gerai. Nebūtina spiritinė priemonė tam, kad rankų higieną užsitikrinti. Tai nereikia lakstyti po vaistinės, pirkti ten salicilo rūgštį ar dar kažkokius reikalus. Taip sakė vaistinės, liko tik briliantinė žaluma. Ten irgi daug spirito yra, galima terliuotis, visi žinos, kad tikrai rankas dezinfekavot, bet čia yra tikrai be komentaro. Nereikia to daryti. Lygiai kaip kaukių nereikia pirkti ir prisipirkus paskui sakyti, kad kažkam jų trūksta, nes jų nereikia tiesiog. Ir nereikia ir to salicilo rūgšties ten pirkti, nes jinai nereikalinga. Yra muilas, plaukit rankas, tikrai užtenka jo.